Sveiki draugai. Labai dažnai iš savo klientų girdžiu, kad skani kava, neskani kava, rūgšti, karti kava. Ir viena iš dažniausiai daromų klaidų yra tai, kad mes turėdami kokybiškus, gerus, prabangius kavos aparatus, stengiamės kavą pritaikyti kavos aparatui, kas reiškia, kad nusiperkam kavą ir jeigu mums nepatinka, mes perkam naują kavą. Ir taip darom tol, kol randam tą kavą, kuri mums patinka. Tai šiandien noriu trumpai papasakoti apie tai, kaip kavą pritaikyti ne aparatui, o kavos aparatą pritaikyti kavai. Lygiai taip pat, jeigu jūsų paklausčiau, kokia kava jums patinka, dažnu atveju išgirščiau nekarti ir nerūgšti. Jeigu paklausčiau, kokia nepatinka, išgirščiau turbūt lygiai tokį patį atsakymą - nekarti ir nerūgšti. Tai nors tai yra dalykas, kurį mes pagrindė jaučiam kavoje, tai yra kartumas ir rūgštumas, arba žymiai gražiau skambėtų vaisiškumas ir uogiškumas. Tas, kas yra iš prigimties būdinga kavai, tai gaminant kavą su kavos aparatu arba su bet kokiu kitokiu metodu, svarbiausia yra vandens, kavos ir laiko santykis. Tas, kas iš principo ir daro didžiausią įtaką skoniui. Tai pirma dalis faktas, tai turi būti šviežu, turi būti kokybiškas, geras produktas, o tada jau yra meistriškumas ir kaip mes sugebėsim iš tos kavos padaryti gerą gėrimą. Gaminant su automatiniu kavos aparatu, mums svarbiausia yra keli dalykai. Tai be kokybiškos kavos, tai mums svarbu yra susireguliuoti malimo rūpumą, kavos kiekį, vandens kiekį ir vandens temperatūrą. Tai yra esminiai svarbiausi dalykai, kas mūsų kavą gali padaryti arba labai skanę, arba labai neskanę pagal tuos pačius kriterijus, ką kalbėjom prieš tai. Tai nuo to galim ir pradėti. Tai aš turiu į aparatą įsipylęs Nikaragvo kavos, vienos populiariausių mūsų kavų. Ir pradžiai visą laiką rekomenduoju įsipylus naują kavą pasidaryti juodą kavą taip, kaip jūs mėgstat, įprastiniais kiekiais ir paragauti skonį. Kai žinosit, koks yra skonis ir suprasit, ar jums patinka ar nepatinka, tai yra, ar labiau jaučiat kartumą ar rūgštumą, pagal tai jūs galit pakoreguoti malimo rūpumą. Jeigu kava yra rūgšti, jūs galite malimo rūpumą pasmulkinti, kad vanduo ilgesnį laiką tekėtų per kavą ir šiek tiek ją pakartintų. Lygiai taip pat kavą kartina ir vandens temperatūra. Tai mums svarbu yra išgauti tą santykį, kada bus nei kartu, nei rūgštu, o bus geras balansas. Tai mes turim jau susipylę kavą, pasireguliuojam malimo rūpumą. Aš mėgstu gaminti espresso, tai man reikės espresso puoduko. Pasigaminam. Kremo puta bliškoka, tai reiškia nei malimo rūpumas, nei kavos kiekis nebuvo tinkami. Tai skonis irgi vandeningas. Tai reiškia, kad šitos kavos negeriam, bet pupelių neišmetam ir pasireguliuojam ir pasmulkinam malimo rūpumą, padidinam vandens temperatūrą. Prieš tai pasididinau kiekį kavos, tai yra stiprumą, ir temperatūrą padarom aukštą. Taip, pratestuojam dar kartą. Taip, kremo puta jau žymiai gražesnė, jinai yra ženkliai rudesnė, kvapas stipriai pagerėjo ir skonis fantastinis. Tai, mėly draugai, patarimas būtų toks, kad neskubėkit niekada atsisveikinti su kava, o pasistengkit kavos aparatą pritaikyti jūsų įsigytai kavai, o jeigu reikės pagalbos, visuomet galite rašyti komentarus, skambinti ar kitų būdų su mumis susisiekti. Skanios kavos.